Sveiki, šiandien keisiu šitą inverterį ir pasakysiu kodėl. Tai viena iš priežasčių yra galingumas, jis yra 8 kW. Kaip prisimenat, kas mane seka, prieš tai buvo lygiai toks pat 5 kW. Šitas 8, bet dėja yra trūkumas toksai, kad jeigu aš pajungiu savo aparatą, kuris krauna boilerį, 2 kW šildyt vandenį, pavyzdžiui, žmona pajungia indaplovę, kur irgi nėra silpna, ir pajungiu įrankį, pavyzdžiui, kampinį pjūklą su siurbliu, man tada automatiškai suveikia apsauga, išmeta tą perjungę į tinklą ir po tam tikro laiko grąžina, nes jisai būna perkrautas ir jam suveikus apsauga. Tai būtent paleidimo metu suveikia apsauga. Šitas inverteris yra 11 kW ir aš tikiuosi, kad jisai pasiteisins. Dar viena problema buvo šitam tokia, kad kai esu nustatymuose padaręs, jeigu akumuliatoriai yra tušti ir nėra saulės, jisai paleidžia akumuliatorių krovimą 2 amperų srove. Bet yra problema ta, kad jam kažkoks užeina blūdas, nežinau, kas pakimbo kodas ar kažkas, jis tada krauna akumuliatorius iki begalybės. Ta prasme, turbūt kiek yra parametruose leidžiama srovę krauti, tiek kiek krauna. Gaunas, kad iš elektros tinklų padeda imti tiek srovės, kad suveikia automatai, suveikia saugikliai ir namuose dingsta elektra dėl to, kad tiesiog jisai krauna kūmus, nežinau, kiek ten gaunasi amperų. Tai va, dėl to irgi tai nėra man malonu ir negaliu aš tokių dalykų palikti. Nes buvau išvykęs vieną kartą ir po to uošvienė rašo žmonai, kad dingo elektra. O mes galvojom, kad iš elektros tinklų. O čia buvo tiesiog pasirodo automatą išmetė vien dėl jo tokių blūdų. Tai va, tai ir dabar, kiek pamenat, šitas inverteris būtent yra galimybė dubliuoti. Tai vienas dalykas, kad aš dubliavimui nelabai randu, tokio pat yra toks pat 11 kW. Bet 11 kW lygiai toks pat kainuoja apie 700 virš eurų. Ir aš jo nesirinkau, nes ir kaina didoka, ir kitas dalykas, jo algoritmas darbo irgi yra pasenęs. Tai aš pasirinkau šitą, jis yra 11 kW, jo algoritmas yra naujas, tikiuosi bus mažiau klaidų arba patobulinimo, ir gal jis geriau veiks, jo kaina 400 pam. Tai va, tai dabar ką, pasižiūrėjau, plius minus viskas atitinka, turėtų viskas vykti sklandžiai, tai atjungimas ir pajungimas vyks sklandžiai. Tai ką, dabar reikia viską atjungti saulės panelės iš tinklų ir užsitikinti savo, kad nebus įtampos nieko, nei iš akumų, nei iš saulės, nei iš tinklų. Tai ką, tada galim pradėti. Išjungiam saulę, išjungiam antrą bloką. Tai jau saulė kaip ir dingo, bet dar eisiu papildomai išjungsiu lauke. Tada akumuliatoriai, šiaip jie yra iš BMS atjungti, bet mes papildomai atsijungiam. Ir pasidedam akumą šone kažko. Ir iš nuo tinklo iš vis atjungiam. Pilnai, ir čia, kad nebūtų auto. Viskas. Tai dabar, aišku, dar nusiėmė dangtį, būtinai su multimetru pasitikinama, tikrai nieko įtampos nėra, maža ką. Ir tada jau užsiėmam keitimų, čia turėtų viskas eiti sklandžiai. Aš manau, kad ir viršui skylės atitiks vaštų. Ir čia turėtų viskas būti gerai. Judu į lauką dar atjungsiu, susitinkam tenai. Nu ką. Atėjau, biškį vėjuota gal netrukus. Ir čia yra mano 2 blokų lydėjai saugikliai. Tai irgi juos išsiemame. Arba tiesiog gal užteks atlenkti ir paliekam. Dėl ko taip reikia? Dėl to, kad... iškyto. Dėl to, kad... Geriau žinokit apsisaugoti. 400 V, 500 V, manau, nėra jokinga. DC, ypač DC.
nes DC įtampa raumenis sutraukia, AC atstumia. Tai atsargiai. Kitas dalykas, jeigu valot saulės panelės arba plaunat, atsijungia čia ir atsijungit kažkur per vidurį vieną. Nu, tiesiog čia patarimas, maža ką. Viskas kaip ir atitinka, kaip ir pas mane. Čia jungiasi saulė, inputas, outputas, jo antras outputas, tai apie jį pakalbėsiu vėliau. Bet aš jo nejungsiu, man jis nėra aktualus. Ir čia baterija, pliusas, minusas. Tai pas mane lygiai viskas tas pats. Taigi, saulė, du panelės, ir inputas, outputas ir akumuliatoriai, pliusas, minusas. Bet mes paimkim ir nusifotografuokim visą šitą reikalą, kad mes nepasimestume, kai jungsim laidus. Nes man reikia šitų dviejų nesumaišyti vietų. Nu viskas, įrodam, čia turbūt apačioj, matau, varžtas vienas prisuktas, čia nėra ir viršui. Aš manau, kad viršui ten tiesiog jisai pasikėlus nusimaus. Nu ką, bandom. Pirmą kartą. Čia, opa, kažkas užsidegė. Taip, tai dabar aš šiaip paeisiu nustatymus, nusireguliuosiu ir sugrįšim atgal, o apie nustatymus pakalbėsim kitam video. Tai dabar nusistatau viską, kaip aš galvoju, kad man būtų gerai, ir pratęsim jungimą akumuliatoriaus ir saulės panelių dviejų. Žiūrėsim, kas čia gausis. Nu ką, susikonfigavau ir dabar lauke pajungiau. Liko mums taip, dabar liko pajungti akumuliatorius. Tai tuo aš atjungsiu jį. Buvau atjungęs, bet tada jeigu aš atjungiu, pas mane dingsta Wi-Fi'us. Naują, man atrodo, buvau atjungęs. Taip. Tai va, dabar atjungiau išvesti, dabar ką mes galim? Mes dabar galim jau pastatyti akumuliatorių ir turėtų nebūti čia jokių kibirkščių. Tai va, pajungiau. Dabar mes galim pabandyti aktyvuoti. O, kažkas įvyko. Įjungiam seną. Jis persijungia į tinklus tada. Taip. Įjungiam seną. Ir ką man čia rodo? Naują iškaudinėja. Ai, ne. Iškaudinėja. O, dabar susibalansavo. Gerai, dabar liko įjungti. Saulę. Bandom. Pirmą bloką. Opa. O. Aptiko. Antrą.
Antrą aptiko. Dabar gauna batarijas ant 8 amperų. Ant 4,37. Nu ką, dabar jungiam namus. Tai jau batarijas iškart nukrito, nes namai pasiema, o kiek namai pasiema, įdomu, 2,6 kilovatai į namus, o į batarijas 7 amperų. Tai va, dabar einu jungsiu, pabandysiu apkraut ir susijungsiu įrankius ir pažiūrėsim, ar pasikartos ar ne tas bairis. Ai, va, jo, dabar boilerį esu pajungęs, valgo 2,1 kilovato. Tai dabar einu dar, pabandau jungsiu dar šildytuvą ir pažiūrėsim, kiek čia apsikrovęs bus jisai. Dabar naudoja 5,5 kilovato ir pilnai per inverterį eina ir dabar esu paruošęs aš įrankius ir dabar paleisiu. Tai gausis 2 kW, bet plus variklis pasileis, tai turėtų arba išmes šitą daiktą, arba neišmes. Nu ne, kaip ir viskas tvarkoj. Tai va, pilnos prognozės kaip ir gerai. Iš elektros tinklų neima, tai naudoju akumuliatorius ir saulę. Ir dabar naudoju 5,3 į namus, plus įrankius buvau paleidęs. Tai klausimas, kiek tie įrankiai ten dar ėmė. Reikėtų pasiskaičiuoti, tik nežinau kaip vienam. Ir ką, po kol kas įžvalgos normalios. Bet sekantį video aš parodysiu, kokius nustatymus aš pasirinkau ir paaiškinsiu, kodėl aš tokius pasirinkau. Bet pirmas žvilgsnis geras, bet kai sakau, dar reikia palaukti, nes jisai tik dirba kelias minutės, tai dar čia visko gali būti, visko nutikti, tai nereikia skubėti taip štai gyventi. Tai po kol kas aš esu šito daikto patenkintas, tai ką, tikiuosi buvo įdomu, paspauskit, jeigu patiko. Ir sekantį video, manau, bandysim arba akumuliatorius montuoti, papildomą sekciją, arba nustatymus aptarti.